Taigi, laba diena visiems. Šiandien turim 104 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie Jungtinių Amerikos valstijų ekonominės ir politinės galios augimą. Šį kartą pratęsime pirmiausiai apie ekspansinę Jungtinių Amerikos valstijų užsienio politiką. Taigi XIX amžiaus pabaigoje JAV pradėjo vykdyti aktyvią užsienio politiką. Pirmieji žingsniai šia linkme buvo padaryti dar 1867 metais, kai JAV už $7,2 milijono iš Rusijos nusipirko Aliaską. Daugelis politikų skeptiškai žiūrėjo į tokį vyriausybės žingsnį. Jie teigia, kad šalyje yra pakankamai gamtos turtų ir žemės, todėl JAV plėstis yra netikslinga. Tačiau išaugusi JAV ekonominė galia sudarė palankias sąlygas ieškoti naujų rinkų kitose šalyse. Amerikiečiai norėjo išplėsti savo įtaką Karibų jūros baseine bei Lotynų Amerikoje. 1895 metais Kuboje prasidėjo sukilimas prieš ispanų valdžią. JAV turėjo palankią progą paremti sukilėlius ir įsiviešpatauti Kuboje. Tokiam žingsniui buvo palanki ir visuomenės nuomonė. Tačiau prezidentas Clevelandas nerėmė nei ekspansinės politikos, nei Kubos sukilėlių. Į valdžią atėjus prezidentui McKinley, JAV užsienio politika suaktyvėjo. 1898 metais JAV laive prie Havanos įvyko sprogimas. Amerikiečiai dėl šio įvykio apkaltino ispanus ir pradėjo karą prieš Ispaniją. Kariaujama buvo Kuboje, Puerto Rike, Filipinuose, tai truko tik 4 mėnesius. JAV užsienio reikalų ministras šį karą pavadino kabutėse nuostabiu mažu karu. Pagal taikos sutartį pasirašytą Paryžiuje JAV atiteko Puerto Rikas, Guamas, Filipinai. Kuba buvo paskelbta nepriklausoma valstybė, tačiau JAV kariuomenė liko saloje. Tais pačiais metais JAV prisijungė ir Havajus, kuriuose įkūrė karinę jūrų bazę Perl Harboro. Teodoro Roosevelto valdymo laikotarpiu ypatingai išaugo JAV galia pasaulyje. Tai geriausiai apibūdina jo paties žodžiai. Kabutėse švelniai kalbėtis, laikant rankose didelį vėzdą. Daug dėmesio JAV skyrė karinių jūrų laivyno statybai. Plečiant laivyną buvo vadovaujamasi principu. Amerikos laivyno neturi pranokti joks pasaulio laivynas išskyrus Britų. Rooseveltas siekė plėsti JAV įtaką Kinijoje. JAV visomis suinteresuotoms valstybėms pasiūlė vykdyti atvirų durų politiką, kuria amerikiečiai siekė, kad visos valstybės Kinijos rinkoje laisvai konkuruotų savo prekėmis. 20 amžiui atvirų durų politika tapo pagrindiniu JAV užsienio politikos ekonomikos principu. Po JAV ir Ispanijos karo amerikiečiai suprato, kad norint sėkmingai pasinaudoti karinių jūrų laivynų, reikia iškasti kanalą jungiantį Atlanto ir Ramųjį vandenyną. Tinkamiausia tam vieta buvo Panama, priklausiusi Kolumbijai. Tačiau Kolumbijos senatas nesutiko JAV suteikti teisę kasti kanalą. Panamos gyventojai, amerikiečių kurstomi, sukilo prieš Kolumbijos valdžią ir paskelbė Panamos nepriklausomybę. Rooseveltas iš karto pripažino Panamos nepriklausomybę ir pasirašė palankią sutartį dėl kanalo statybos. 1904 metais amerikiečiai pradėjo kasti kanalą, kurį baigė po 10 metų.
Dabar amerikiečiams nebereikėjo laikyti 2 laivynų Atlanto ir Ramiajame vandenynuose ir kelias iš Niujorko į San Franciską sutrumpėjo apie 12 000 kilometrų. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie ekspansinę JAV užsienio politiką. Kodėl tik XIX amžiaus pabaigoje JAV pradėjo vykdyti ekspansinę užsienio politiką? Kokias teritorijas JAV prisijungė po karo su Ispanija? Kodėl JAV prisijungusios naujų teritorijų tapo ypač įtakingos pasaulyje? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.